Dėl ko atėjom į bažnyčią? Ar kad prieit pirmos komunijos ir priimt sutvirtinimo sakramentą ir tėveliai palydėjot savo vaikus? Ar šiaip neturėjot kur nueiti? Dėl ko atėjot? Atėjot pasimelsti, kaip minėjau, sekmadienį švęsti. Kadangi mes meldžiamės, ar jūs jau pasimeldėt, pasikalbėjot su Jėzumi? Ar pasikalbėjot? Tylit. Jeigu pasikalbėjot su juo ir išgirdot, ką jis jums pasakė, dar labiau tylit. Ar išgirdot, ką jums viešpats Jėzus pasakė? Žinot, kartais sako, taip, aš meldžiuosi ir Dievas visada mano maldai, mano žodžiams pritarė. Ką be pagalvočiau, jis su viskuo sutinka. Viskas, ką mąstau, jis viskam pritarė. Tai ne malda, tai kalbėjimas su savimi. Būna, kada Dievas pritarė ir paantrina mūsų mintis, bet būna neretai, kada Dievas kalba, jis pasako visiškai kitką, negu mes mąstom. Žinot, kada mes taip sakom, kada Dievas pritarė mano mintims, mano sumanimams, tai statom save pirmoj vietoj, mes galvojam, mes meldžiamės, mes kalbamės, ir Dievas viskam tam pritarė. O turėtų būti atvirkščiai. Dievas turėtų, mes meldžiamės ir Dievas mums kalba ir mes turėtume išgirsti, ką jis sako. Ir jis sako kartais ne tai, ką mes galvojam, o kitką, ką mes turėtume daryti. Pavyzdžiui, jaunimas. Miegat ryte, ilsitės po mokyklos, po savaitės, sekmadienis, katekezė, reikia į mišias eiti. Taip nesinori, norisi miegoti, norisi atsikėlus prie kompiuterio, dar prie draugų kažkaip bendrauti, taip, šalta bažnyčioje, čia eik, renkis, ruoškis, prauskis, ir jūs galvojat, ir klausotės, ką čia Dievas sako, ar liepia eiti ar neliepia eiti į bažnyčią, suprantat? Mama arba tėvelis iš lovos stumia, mama ir tėvelis ir mama tėvelis, suprantat, arba senelė. Bet jeigu Dievą išgirstat, kad jis sako, dabar kelkis, o jei nesuges tavo kompiuteris, naujo nenupirks niekas, eik į bažnyčią. Ar išgirstat? Jeigu išgirstat, strikt, pašokat ir ateinat ir žinot, kad išpildė Dievo paliepimą. Tik jūs vieni tai te girdėjot. Nei tėveliai, nei artimieji, nei kateketai, nei kunigas to negirdėjo, jūs girdėjot. Jūs. Ir taip gyvenime būna, pasitaiko ir pakankamai dažnai būna. Čia yra išminties pradžia ir suprantat, jeigu mes sugebam išgirsti, ką Dievas mums sako, ypatingai jums jaunime. Žinot, jūs galvojat, užaugsiu, būsiu tas, darysiu tą, elgsiuos taip. Jūs taip turit savo planą susidėstę. O Dievas jums sako, ne, tu ne taip galvoji. Jeigu eisi ten, šakės tau, nieko gero nebus. Tu turi tą daryti ir tą daryti. Suprantat? Ir jeigu jūs išgirstat, viskas, jūs tada paklausot, kaip minėjau, šokat iš lovos, taigi atsiskiriat nuo savo tų minčių kažkokių ir einat ten, kur Dievas jūs siunčia. Tada jūsų gyvenimas bus laimingas. Tėveliai, jums irgi tai tinka.
Bet jūs labiausiai dėl savo vaikų pergyvenat ir ypatingai dėl tų, kurie jau štai sutvirtinimui ruošiasi, jie yra suaugę, jau įžengia į gyvenimą, jau mėtosi į vieną pusę ir kitą, nežino ką daryti. Ką mes galim jiems pasakyti, ką jie turi nuveikti gyvenime, mes ne viens nežinom. Ką kiekvienas mes turim nuveikti. Tik Dievas gali mums pasakyti, nes jis yra kas? Mūsų kūrėjas. Jis mus į tą pasaulį pakvietė ir duoda uždavinį. Štai ką reiškia malda. Štai ką reiškia malda. Taip atrodo malda čia tokia, Tėve, mūsų sveika Marija, atkalbėsiu, čia atbūsiu, greitai, telefonas dar prie rankos, pasižiūrėsiu, viskas, einu namo, ačiū Dievu, atlikau, ką man liepi padaryti. Nieko neišgersit iš Dievo tada, nes savo reikaluose esat paskendę ir galvojat, kad Dievas tai jums pateisina ir leidžia. O Dievas nori jums pasakyti tą, kas jums yra aktualiausia. Dėl to žmonės ir meldžiasi nuo pat žmonijos atsiradimo pradžios, nes mes norim eiti vieną pusę ir galvojam taip, o Dievas pakoreguoja mūsų gyvenimą. Kurie rečiau lankotės bažnyčioje, paklauskit tų, kurie yra įtikėję ir meldžiasi ir jų gyvenimas pasikeitė. Jie jums pasakys, kad tai tiesa, ką aš jums sakau. Nes tai yra patyrę savo kailiu, savo gyvenime. Ir jūs, tėveliai, irgi jauni žmonės esat, dar daug jums iššūkių. Nepamirškit šito. Malda labai svarbi jūsų gyvenime. Nes kartais jūs stovit tarp to ir nežinot, kaip pasielgti. Dievas jums pasakys. Žinot, aš ilgai galvojau, čia Evangelijoje yra pasakyta šiandien, kad Jėzus, kad girdėjom, ten demono buvo apsėstas, netyrosios dvasios, ir jie sakė, sudraudi išeik iš jo, ta netyroji dvasia, ir buvo išgydytas. Kaip sužinota Dievo mintį? Žinot, kad mes norim, kad akimirksniu Dievas prisiartintų tą demono dvasią, tą netyrą dvasią, kuri yra mumise iš tiesų kiekviename, ir ją išvarytų. Mes norim stebuklo iškart. Atėjom ir viskas. Ir aš norėčiau. Žinot, tikrai galvoju, kaip čia reikia padaryti, kad tai būtų. Ir aš norėčiau. Ir mano galva, kad tai atsitinka palaipsniui. Jeigu tu su Dievu bendrauji nuolat, ta prasme, kiekvieną sekmadienį eini į bažnyčią ir kiekvieną dieną meldiesi, tai tu tą ir patirsi. Bet tai nėra, kad, būna kartais staigus toks supratimas, kad visas gyvenimas čia yra kitoks, negu aš galvojau. Tai Dievo apšvietimas. Būna ir taip. Bet paskui vėl ta kasdienybė. O tas nuolatinis procesas, reikalinga nuolatinė malda, kurio Jėzus vis prisiartina ir mus išlaisvina nuo mūsų kažkokių įsivaizdavimų, neteisingų minčių, kažkokių nesąmonių. Dievas mus išlaisvina, bet reikia nuolatinio ryšio su juo. Dėl to mes ir kviečiam jaunimą, ir jūs, tėveliai, taip pat. Kad jūs įeitumėte į tą dinamiką, mes negalim jums to perteikti. Mes stengiamės pasakyti, jūs patys turite įeiti į šitą gyvenimą, tikėjimo gyvenimą. Jūs patys turite eiti. Jūs turite klausytis. Ar Dievas vis laik man pritarė? Jeigu vis laiką pritarė, tai ne Dievas. Jeigu visą laiką nepritarė, irgi ne Dievas. Jeigu visą laiką kaltina ir visą laiką sako, kad tu blogai, irgi ne Dievas. Kai kada pritarė, kai kada nepritarė.
Ir tą reikia išgirsti. Ir tai mes tik asmeniškai galim patirti, tik asmeniškai tai galim suvokti. Gyvenantis dvasinį gyvenimą šitie visi tą yra patyrę ir žino. Esam procese, nuolatinėme. Nes mes vėl sugrįžtam į savo tokį, žinot, tokį kitokį gyvenimą, tokį netvarkingą gyvenimą, nuodėmingą gyvenimą, egoistinį gyvenimą. Visi žinom, vėl mes įlipam į tą duobę, tokie mes žmonės esam. Ir reikia mus vis iškelti iš tos duobės. Iškelti iš to neteisingo kelio, vėl nukreipti tinkamą linkmę, kurią Dievas nori. Nuolat ir nuolat. Tai ir yra bėda. Būtų gerai, kad vien kartą nuėjai į bažnyčią, bet būtų gerai jaunimas jums, kad atėjot, atlikot metus laiką katekezę, palankėt bažnyčią ten keletą mėnesių sekmadieniais ir viskas, jūsų gyvenimas tiesiai į dangų, viskas sekas, viskas nuostabu, kaip visi džiaugtųsi, kiekvienas džiaugtųsi, bet taip nėra. Taip nėra. Paklauskit savo tėvelių. Taip nėra, nes mes vis nukrypstam nuo teisingo kelio ir turim atitaisyti. Ir tam reikia santykių su Dievu. Toks yra. Dėl to, tame kontekste mes galim suprasti šiandien, ką reiškia tas netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Kada Jėzus ateina ir sako, taip ir taip, ne, čia negerai, čia gerai, čia tą darysi. Ką sako jis? Ko tau iš mūsų reikia? Kuo tu kabinėjies? Kuo tu nori? Aš žinau, kaip gyventi. Tai kada Jėzus mums sako, kad kažkaip kitaip reikėtų viską tvarkytis, mes pradedam jam sakyti, ko tu, Jėzau, nori? Aš nenoriu taip gyventi, aš noriu miegoti sekmadieniais, prie kompiuterio sėdėti, dar kažką kitką daryti. Ko tu, Jėzau, čia mane kalbini? Atėjai manęs pražudyti. Mano gyvenimą suardyti. Juk tai pasakė, ne šiandien Evangelijoje tas netyrosios dvasios apsėstas, tai pasakė. Ir mes neretai, gaila, bet visi taip elgiamės. Kada Jėzus pasako to, ko mes nenorim išgirsti, bet turim padaryti. Gaila, bet taip atsitinka. Ir mes reaguojam ir tik jis gali mus išgydyti. Paskutinis sakinys sako, aš žinau, kad tu Dievo šventasis. Ką tai reiškia? Aš žinau iš tikrųjų, kas yra Jėzus. Ir jūs žinot, daugelis sako, aš žinau, kad Dievas yra, kad ten į bažnyčią eiti reikia, kad iš pažinties eiti reikia. Aš žinau, nesakyk man daug kartų, jau man visi sakė, aš žinau, kad taip yra. Bet nieko nedarau. Nieko nedarau. Darau tą patį, ką visą laiką darydavau. Nieko nekeičiu. Žinau, bet nedarau. Suprantat? Vat štai tie trys sakiniai yra pagrindiniai, kurie parodo, ar mes esam netyros dvasios apsėsti. Ko tau iš mūsų reikia? Atėjai manęs pražudyti, juk aš žinau. Ir nieko nenoriu keisti. Tada reiškia, kad kažkas mumise tūno netokio gero. Ir dėl to mes ateiname į bažnyčią, kad išgirstume. Ir nežinau daug ko, ir pakeisti reikia daug ką. Dieve gydyk, Dieve gelbėk. Amen.